Sveiki, jūs žiūrite naujienas iš vakarų. Šiandien laidoje matysite. Atliekų deginimo jėgainė naiptol nėra nekalta trobelė pajūryje. Nuo kapinių gėlių pardavėjų sumanyta nulupti dar 3,5 kailio. Klaipėdos miesto ir priemiesčių gyventojai kyla į kovą prieš būsimą atliekų deginimo jėgainę. Statytojai atsišaudo, jog tai politikavimas. Medikų išvados verčia galvoti kitaip. Bet apie viską iš pradžių. Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, pačiame miesto pakrašty šalia gausaus miegamųjų rajono kvartalo, jau parengta aikštelė naujos atliekų deginimo jėgainės statybai. Čia iškils buitinių atliekų deginimo krosnis, kuri kalbama šiukšles vers šilumą, todėl ši klaipėdiečiams ateityje kažkiek atpigs. Tad visi turėtume ploti rankomis, bet ovacijų nesigirdi. Šią legendą žmonės netiki ir nebereikalo. Intuicija bei savisaugos instinktas verčia stabdyti šitą kažkam labai pelningą projektą. Visi bent minimaliai suprantantis ekologiją sako, kad atliekos turi būti išrūšiuotos visų pirma tinkamai. Tai dėl kelių priežasčių, tai ir energetinių resursų nešvaistymas, ir perdirbimų skirimas, tai yra kultūros dalykas. Ir antras dalykas, nerūšiuotų atliekų deginimas tikrai labai stipriai nuodija aplinką. Ir nuodija ne šiaip. Tai jeigu mums šitos gamyklos, kai mėgsta sakyti, kad atstovai, kad jie neviršys didžiausių leistinų koncentracijų, tai esmė yra tame, kad visos šitos gamyklos lezė stovinčios tikriausiai neviršyje labai dažnai tų didžiausių leistinų koncentracijų, bet ir to mes negalim patikrinti. Tačiau sumoje, deginant didelius kiekius organinių medžiagų, vis tiek yra išmetimai ženklus ir labai reikšmingi. Vilniuje ir Kaune, kur taip pat bandoma prastumti tokias jėgainės, Lietuvos žalieji dar griežtesni. Esą privačiai kompanijai leidus deginti nerūšiuotas šiukšles, niekas neuždraus pasirinkti bet kurios kitos valstybės importuojamą antrinę žaliavą deginimui. Anot žaliųjų, tai viena iš priežasčių, kodėl ES šalis uždaro atliekų deginimo gamyklas savo valstybėse. Klaipėdoje labiausiai trikdo skubėjimas. Nežmoniškais tempais yra skubama, forsuojama. Kodėl? Kodėl šitaip forsuojama? Vienas, o kitas manęs iš viso tai nesuprantami dalykai. Valstybė praskolinta 40 milijardų ir kasdien grimstam į didžiulės skolas, aš galiu jums duoti ir lenteles visos, kokie ir tempai mūsų grimsdimo į dugną, o čia statom įmonę kažkokį užsienio firmą, kuri išveš kapitalą iš Lietuvos. Kiek aš girdėjau, nežinau, gal tai ir neteisinga, bet kad apie 25 milijonai gryno pelno, tai o kodėl nevalstybinė turi būti ta įmonė, kodėl nevalstybė rūpinasi, vienas dalykas. Antras dalykas, šitiek užterštas rajonas, jūs pagalvokit, šitos cheminės medžiagos, kas mums lieka? Mums lieka dūmai ir pelenai, kapitalas iškeliauja į užsienį. Nereikia žiūrėti net taip globaliai, valstybė praras milijonus, tas tiesa, bet šiuo atveju kapitalas bus auginamas visų mūsų sveikatos sąskaita. Būtent todėl tarp jėgainės priešininkų atsidūrė ir daugiavaikių šeimų bendryje. Žinant mamoms, kas laukia jų vaikų, atsiprašau, neįsijungti, tai būtų, nežinau, tai būtų baisu, jeigu žinai ir sėdi namuose, manęs tai neliečia, manai. Jeigu kiti kažkas tai daro, ne, tai turi daryti tie, kurie gyvens čia, dabar ir rytoj. Jau regiu besišypsančius verslininkų atstovus. Profanai, ką jie supranta, mes sutinkame, ne kiekvienas šiandien gali groti smuiku ar perkasti operos libretus italų kalba. Bet statistika teigia, kad daugiau nei pusė Lietuvos namų ūkių šiandien veikia interneto prieiga, todėl žmonės pakankamai raštingi, patikėkit. Ir rėkauja ne šiaip sau. Deginant beveik nerūšiuotas atliekas, o pas mus tai bus daroma, į atmosferą išsiskirs chloro junginiai, dioksinai. Vakarų ekspertai šiandien jau pripažino tiesioginį dioksinų ryšį su onkologija. Iš medicinės pusės galima būtų apibūdinti dioksinus kaip labai stiprų nuodą,
kuris pasižymi labai stipriu kancerogeniniu, tai yra vėžį sukeliančiu, teratogeniniu, tai yra veikiančių vaisių, sukeliančių mutacijas poveikiu, labai stiprių poveikių. Iš šiandien žinomų toksinių medžiagų toksiškesnės už dioksiną turbūt ir nėra. Dioksinas yra toksiškesnis netgi už tokias kovinės dujas kaip zarinas, tabūnas 5-4 kartus. O didžiausias pavojus dioksino yra tas, kad jis pasižymi kumuliaciniu poveikiu. Tai reiškia, kad dioksinai organizme linkia kauptis, o po kelių dešimtmečių jau galima diagnozuoti vėžį. Pavyzdys Šveicarija. Šioje išsivysčiusioje šalyje 80% atliekų yra sudeginama. Tačiau vėžinių susirgimų skaičius nemažesnis lyginant su neišsivysčiusiom valstybėm nepaisančiom ekologijos. Pasak medikų, apsinuodijimas dioksinu neturi specifinių požymių. Iš pirmo žvilgsnio jis nematomas. Sovietmečių Klaipėdoje didžiausi dioksino šaltiniai buvo celiuliozės fabrikas, Sirijaus gamykla bei chloruotas geriamasis vanduo. Šiandien visi plastiko gaminiai buityje, įskaitant ir polivinilchlorido langų rėmus, kurie lėtai skleidžia į mūsų aplinką dioksinus. O čia dar atliekų deginimo jėgainė. Išvengti kontakto su dioksinais neturi niekas, nes jie kaupiasi visur. Jie kaupiasi tiek augaluose, tiek gyvūnuose, tiek natūraliai koncentracija yra didesnė, tačiau išvengti galimybės nėra. Ir kas baisiausia, nėra jokio priešnodžio. Priešnodžio nėra, jis neegzistuoja. Kumuliacinis poveikis yra ir bus. Gydymo kaip po tokio, nuo tokios intoksikacijos, taip pat neegzistuoja. Ir vienintelis kelias yra mažinti dioksino išmetimą į atmosferą, o šiandien pagrindinis šaltinis pasaulyje tai yra chloro turinčių junginių deginimas, atliekų deginimo gamyklos. Naudojant tas technologijos, kurios buvo naudojamos iki 2000 metų. Dabartinės technologijos, aišku, leidžia sumažinti ir minimizuoti dioksinų kiekį, bet pilnai jo išvengti kol kas dar niekam nepavyko. Esant tokiai situacijai, Klaipėdoje ketinama deginti atliekas. Esą kitos išeities nėra, nes vos prieš 2,5 metų pradėtas eksploatuoti milijonus kainavęs Dunkių sąvartynas, atliekas talpins dar kokius 7 metus, nors buvo statytas 2 dešimtmečiam. Jeigu prognozės pasitvirtins mūsų, tai yra, kad apie 140 regione susidaro atliekų 1000 tonų komunalinių ir apie 30-40 dėkui kriziai pramonės atliekų, tai pastačius 3 sekciją, vežant toliau taip, sąvartynas galėtų dirbti dar apie 7-8 metus. Bet tai vis tiek mažiau negu buvo planuota. Be abejo, nes planas buvo tik komunaliniam atliekom ir sąvartynas buvo statytas kaip komunalinių atliekų sąvartynas, kito varianto nebuvo. Tačiau Lietuvoje niekas nebuvo padaryta tam, kad pramoninės atliekos, kad ir nepavojingos, būtų tvarkomos atskirai. Taigi pramoninės atliekos užkišo sąvartyną, todėl gelbėjant situaciją reikia deginti, kas dega, antraip šiukšlių greit nebus kur dėti. Logiškas sprendimas.